Ar tu galvojai, kad pats valdai savo gyvenimą? Dėja, galimai tavo gyvenimą valdo nematomos programos ir įsitikinimai, apie kurių egzistavimą tu net nenutuoki. Per gyvenimą mums yra tekę patirti daugybę skaudžių įvykių, kurie mūsų pasąmonėje paliko neigiamus įspaudus. Šie įspaudai pavirto į įsitikinimus ir programą, kurios pasąmoningai mums nesuprantant nulemia mūsų elgesį. Kai mūsų gyvenime nėra sąmoningumo, pradedame elgtis kaip užprogramuoti robotai. Robotai, kurie net nepastebi ir nemato, kad yra užprogramuoti. Štai iliustruotas pavyzdys. Įsitikinimas, jog mesti rūkyti yra sunku. Visuomenėje yra nusistovėjusi nuomonė, nusistovėjusi norma, jog metimo rūkyti procesas turi būti sunkus, apimtas kančios ir galbūt netgi neįmanomas. Todėl bandydami tai padaryti, mes kenčiame, mes patiriame depresiją, atrodo, kad mums kažko tais trūksta, mesgi net bijome tai pradėti daryti. O jeigu mums galiausiai pavyksta, tai anksčiau ir vėliau grįžtame atgal. Tai yra labai stipri programa, kuri mus veikia. Žmogus turintis šią programą ir nuoširdžiai bandydamas mesti rūkyti, susiduria su milžinišku pasipriešinimu, todėl kad jisai bando eiti prieš tai, kuo yra įsitikinusi jo pasąmonė, prieš tai, kuo yra įsitikinęs jo vidus. Todėl vyksta vidinė kova. Viena dalis nori tai padaryti, o kita dalis trukdo ir tam priešinasi. Aš pats su to susidūriau ir kankinausi ilgus metus, daugybę metų kankinausi ir ieškojau būdo, kaip įsilaisvinti iš rūkymo. Ko tik tais nebandžiau. Ir tol, kol nepakeičiau įsitikinimų, nepakeičiau šių programų, man niekaip nepavyko to padaryti. O pakeitus šios įsitikinimus, jau sekančią dieną neberūkiau ir džiaugiausi įsilaisvinęs. Tai buvo tiesiog stebuklas mano gyvenime. Tai buvo jausmas toks, lyg būtum įsilaisvinęs nuo amžinos kančios. Tai buvo tiesiog wow akimirka. O tai yra labai gera žinia mums visiems. Tai reiškia, kad įsitikinimus galima pastebėti ir juos pakeisti. Jei tau ši tema įdomi, komentuok po šio video noriu ir padarysiu daugiau praktinių video, kaip galima šios įsitikinimus ir programas atpažinti ir pakeisti.